Nulinkėjimą iš saulėtojais žemaitėjais. Saulėtojais iš tikrųjų, šiandien saulė šveitelčiuos. Ir reikia iškart pripažinti, kad aš dėjau gerą kliurką tokį. Atsimint, kad praeitam video aš nuėjau pas telšių laikrodininką su tau chronometru, katro nusipirkau dar praeitam epizodį, Kaunį, galite pasiveizėti, jeigu nematėt. Ir telšių laikrodininkas mums pasakė, sak, važiuok į Plungį, tau ten pamačys. Nu, žinokit, nuvažiavau į Plungį pas to laikrodininką, visko nufilmavau, viskas geriausia gavos. Tik tą ton video aš paėmiau ir ištryniau. Perveizėjau, viskas tvarko, viskas gera buvo ir ištryniau. Ir ano pakartoti nebemanoma, nes aš antras pas to paties laikrodininką tikrą nevažiaus, nes nusakys atdorncis, juk aš tau jau viską susakiau. O buvau taip, nuvažiavau pas laikrodininką, Juciaus 8, daugiabutis, pirmam aukštį ir laikrodienį ir kirpyklą viename. Nuėjant pas laikrodininkas išsiardo ton laikrodį ir sako, kad 20 eurų kainau ašėlį dontračią ir dar 20 eurų už darbą. Tai 40 eurų, o už 40 eurų to chronometrą man tikrai nereikia, tai paliks mums kaip dekoracijai. Tai to vieto laikrodžiaus istorija ir bengas, o dabar neram į tikro istoriją. Nu veizikit, pavasaris atėjai, vanduo atitirpa, pats šiesos mėsliui padaryti tikras brūdų paieškas. Čia ant to telto esu buvęs jau ne vien sykį, bet tų brūdų vis atsiranda naujų. Ir aš iš tikrųjų šiandien turiu tokį, patikrinti informaciją, nes tikrai žinau, kad jį nuskendis viens toks dakts. Aš iš kartinom pamėginsiu rasti ir bandom nerti po vundiniu ir pasiveizėti tas dakts kažkur rondas ten. Čia toks gražus veidrodinis pastatėlis, o ten aš mataus. Ir čia toks tarps, toks nesąmoningas tarps. Ir mano žiniom, žinokit, čia šitas ir kažkas nuskendis. Pabandom paveizėti, gal jas rasti. Gylis čia nėra super didelis, bet galbūt, kad bus tomsė. Bet vis tiek reikia bandyti nerti. Nardinam tom kamerėlį. Čia toks vaizdas ir viskon roda. Ir bandom nerti, veizėti. Matysies kas, ne? Tik monitoringą pavūninį padaryti. Senar, į vundinį atsijung visi Wi-Fi ir nieks nebėra. Atsijung vis kamerą. Ir tada nieks nebeveik. Į niek tu negali pažiūrėti. Kažką kitą reikėtų sugalvoti. Su tą kamerą čia šitas padaryti. Nevertinau vien dalyką, šitas ir pakankama tomsiai iš abiejų pusių ir pamata. Ir čia nėra jokios dienos šviesos. Nors tas vanduo gal visai skaidrus čia galėtų būti, bet čia žiaurė tomsiai. Varau numiai, reikia pasiruošti atsivežti prožektorių ir prisikabinti, kad galėčiau pašveisti po vundinį nors biškį. Nes tik įmerkus kamerą, atsijung Wi-Fi'us ir aš niek nematau, kon matydavau paprastą sausumo per telefoną kokį vaizdą, tai tik įmerkus į vundinį, tas monitorings iškart dingst. Niek negali matyti. Reiškia, siek nufilmuoti, perveizėti, o tad reikės žvejoti. Va taip. Sekundinėlį, ir šiandien jau atvažiavau žymiai geriau pasiruošęs. Nusipirkau tokštą brokštorėlį Artinas krautuvėje už 2 pemberots. Mums gal ir įleidos vundin, bet man kas patiek šitas ir gumėlį įdėt, tai gal ir neleis. Ir dabar man teklas ir šitas prikonstruoti prie tos kameras, kad aš turėčiau tokį kamerą su pašvietimu. Taip šitą turėtų atrodyti. Tai pabandom prikonstruoti. Šiandien ežeras žymiai neramesnis ir biški bangų, bet tas tikėkimės nesutrukdys pamatyti daktą, kokį aš bandau visi iškotėjais. Lendam, neram, veizam.
kaip atrodo. Geras apšvietimas. Manau, kad pirmų nėrimų jau kaip ir radau, tik tą reikia užsitikslinti. Ar iš tikrųjų radau tom, ko ieškojau. Neramda sieki. Kai pasižiūrėjau, kas ant dognai, tai matau, kad be sunkios artilerijais čia neapseisim. Ėmam seną gerą magnetėlį ir pirmiausia reikia išsitraukti ant tinklą, katron jūs irgi jau prieš tai matėt. Pasitikrinam magnetą be kimb. Oba, kimb. Tikra kimb, tai turėtumėm ištraukti pirmiausia tas, kas yra ant paviršiaus. Sietka vis dūmus susikels, bet pažiūrėkim, kaip tas atrodys iš tikrųjų. Leidomės į apačią, į apačią, į apačią, į apačią. Nežinau, žinot, kaip su ta geležinė kontrybė. Pas mans tai taip. Yra nos, bet ten tikrai jau eina pabaiga. Tai dabar šios neru dar vieną paskutinį kartą. Ir jeigu pataikau į ton daiktą nufilmuoti, dar kažko darau, jeigu ne kažko mėgins daryti rytoj tada. Šiandien vaizdėlis toks. Nu, va toks. Toks pat kaip į praeidą. Blogoms į tas, kad aš kaip įmerku, niek nematau, kur įmerku. Turiu ištraukti ir tada tik suprantu, kur įmerkiau. Gal skombi keista, bet čia taip gaunas, nes kaip aš tik įmerku kamerą, prapol Wi-Fi, aš nematau natūralių būdų, realiojų laikų, kas ten vyksta. Turiu ištraukti, pasiveizėti, tada tik suprantu. Tai dabar lėdau ton magnetą ir matos, kad sietka greičiausiai atsinkoti, nelaba kimba. Tai atsinešiau dar vieną magnetą, bandysim su to antru. Kon sakot? Kur? Ką? Nu, kon aš galiu daryti, kaip to atrodo? Ką? Kon darau? Filmuoju? Kon aš čia galiu filmuoti? Kaip jums gali atrodyti? Kon aš čia galiu filmuoti? Atsinešiau dar vieną dalyką. Biškį pašveitėjimą į vundinį padarysim. Gal matysies geriau. Kad jeigu sukoncentruočiau kažką po tep. O tep kažką. Galbūt geriau. Tep šitą geriau. O tep. Galvais būtų šveisesnis. Nes aš ton daiktą kaip ir matau. Aš manau, kad jau jūs irgi matėte anam. Tai būtų gera anam pamatyti žiauriai ryškiai. Nežinau. Man rods, kad reikia pamislyti, kokį naktelį arba dvi. Šiandieną rišam irgi. Visvien, nu, kiek bežiūrėčiau, nesigaun. Nesigaun, nepataikau, nesuprantu, kur tas daiktas yra. Neįmanoma mano pagauti. Pabandysiu iš viršaus pamakaluoti, bet greičiausiai, kad nesimatys vis taip. Ne, viskas, šiandien užteks, niek čia. Nepriėdė, neprilaižysi. Naudinėlį. Ir kai kakis mato, tai čia šiandien jie neveina gyvą padarą, katras būt protingas ir atėtom čia prie to ežero. Nes į lytus lyn, į viespot ir ne visai šelti, dėl to reikia pasiruošti. Trūkst vieną atributą. Pasitvarkom ir einam ieškoti tas, kas į po vandens. Kits reikalas.
Ždaigas pasidarys, čia vadinas povandeninis sonars, prožektoriuks iš artynas už 250, praeitik buvo vis šlaps, bet šiandien puikiai vis da šveit, nieks neatsitek, kaip ir, prie kameras primontavau ir anam nert į vundenį. Toks, su ta kamera įneru pasiveis korir, pastatau ton kritėlį ir su tau erklu šiandien paėm tepštą ir įvarau ton daiktį ton ir išsitrauku. Enam tepį padarom. Pats matot, kad šiandien tas ežeras visai kitoks. Vangas, vies, vundau, įda visą tą prieplauką tepštą lingojas, visą jud. Čia net matos, kad jiems roviovo vandens. Viskas sukas, viskas lingojas, bet bandysim vis tai kažko padaryti. Neram. Tas lindogų. Variauju poikį krautui, kad vadinas žilė vana telšiuosi. Ir šitą sugalvojau dabar tokį padaryti dalyką. Jeigu aš nusipirkčiau tokį įrankį, čia ir toks kauptoks iš tikrųjų, bet jeigu prie to kauptoką, čia pridėčiau tinkliok tokį, tai galėčiau tefą varyti per dogną. Ne, šito nesigaus. Dabar antras variantas. Greblys ir toks greblys. Jeigu prie to grebliaus aš paimčiau prie to grebliaus, šitą prikonstruočiau tinklioką, tai galėčiau braukti per dogną, tepštą, į man susirinktum vis šiukšlis, tam tarp ir radinė. Arba, trets variants, ir toks kauptoks šitą. Jeigu aš šitas prikonstruočiau, o tepštą, jeigu prikonstruočiau tinklioką iš tos posės, tai pročiu braukčiau, pročiu viskas įlystam ir čia užsifiksuotam. Tik dabar nežinau, katron rinkties tas per siaurs, tas bloga lenkto, tas per platus. Katron sakot. Tikaus, kad tas šitą tiks. Tik dabar reikia tinkliok čia prikonstruoti. Kritėlį kaip ir, tinkliuks irgi kaip ir gal tokį imti. Tai jėmam ton tinkliok, nežinau, kiek čia reikia dabar nam. Nu, biški. Pusmetris. Nereik, oi, atsiprašau. Nereik, per vis ilgi vis tiek pjausi. Jo. Nu, tai... Kiek čia turi? 40 om. 30. 30 va. 30 laisva. Nu gerai. Gerai. Ruošiau jau filmuoti, supratau, kad prožektoriok palikau namus, tai tek nuvažiuoti nusipirkti dar vieną. Jeigu jis po miestą jau bespraigau. Jau net nežinau, kelintą čia šiandien deina, kur aš vis bandau čia kažko ištraukti. Ir aš taip tropinė atrobo apgalvojęs pasidariau tokį planą. Tai nuvažiavau į krautį, kaip matėt, nusipirkau tokį kauptoką, anon apipiniau su tinkliuku. Ir dabar labai tikaus, kad aš tepštą padarysiu. Ir nersiu su tau tinkliuku iki dogno, su ta kamera irgi iki dogno, pamatysiu, kur yra tas daiktas, kad aš vis gaudau čia kelintą deina. Ir tada gražiai įvarysiu anon į ton tinkliuką ir išsitrauksiu. Niek neapžaidam, jėmam į bandom.
Radau. Kažko radau. Žinau, kas tas kažkas. Štai žinau. Stėklas akuliurių. Akuliurių stėklas. Vaikėlį. Turim. Nebereikala čia 4 dėjinas knisomės. Turim. Nebereikala. Tikra, kad nebereikala. Man rods trupnė nebereikala. Yes! Vaikėlį. Ai, pala, juk iškart ištraukus. Juk ištrauks telefoną nuskendus, iškart reikia dėti į ryžius. Gerai, ką pasiruošiau, dedam į ryžius. Įdėjom į ryžius. Ryžė. Visišką naują idėjiną. Turim rastą ištrauktą telefoną. Un visai atrodo gražiai. Ekranas nėra sudūžęs. Į biškį porvens, apdžiūva per naktį. Dėl to aš manau, biškį nuvalysiu. Misliu, kad reikėtum gal ir išimti netgi ir iš to dėkliauką. Kad biškį da būtų geriau. Nu, pabandom išimti iš dėkliauką. O, taip, čia jėmas. Ir pabovis šitam dėkliukį. Ir pabovis. Ne taip paprasta čia. Kad išimti iš to dėkliauką. Vo, išsijam. Yra. Biški to vandens čia ir biški to žvyra užsinešin. Ok. Kas ir fainė, arba ne visai fainė, kad prie to telefonų dėklioką, kun tik išlupau. Nežinau, kodėl numus neišlupau, bet dabar išlupau. Ir matau, kad čia pridėta SEB bank kortelė. Matau ir vardą, pavardį. Nu, bet tegu būnė čia jau. Dabar biškėlį ir klausims toks iškėlis. Nu ir dabar jau toks klausims iškėlis. Klausims, ar aš ton radin radau, nes ta kortelė mane biškį, žinokit, nu, klaidien, ties pasakius. Ir dabar jau galvoju, kad netgi gan stipriai klaidien, nes dabar pamačiau, kad čia yra ne obolys visai, o Samsungs. Tai net nežinau, kaip čia dabar gaunas. Nu, dabar jau biškį susinervojau. Nu, nes žinokit, radau net ant ko ieškojau. Ieškojau visai kitko, o radau dar visai kitkon. Tai net nežinau, kaip čia dabar bus. Ir nežinau, ko čia dabar daryti. Nu, visą tą istoriją čia baigas visai ne taip, kaip aš planavau. Aš planavau rasti vieną daktą, radau visai kietą. Bet gal nėra tie bloga. Prie to daktą, kaip matėt, buvo bank kortelė, tai aš dabar žadu kom padaryti. Padžiovins ton telefoną, gal ant saulėlis, gal kap kitaip. Pabandys pakrauti, gal įsijungs. Ir grąžins ton telefoną tikrąją savininkę. Ton savininkę aš jau manau, kad žinau, nes vards pavardė ir. Ir ton visko jūs pamatysite jau kitam epizodį. O aš tada grįšu ieškoti kažkuomet to tikroji daiktą, katras yra ten pamests. Nes radau ne ton, ko ieškojau. Tai dėkau, ką veizėjot iki galo. Jeigu nežinot, YouTube išleido tokį naują žinkliok, vadinas lietuvišką pagirimai arba anglišką hype.
Galit paspausti, nes duot biškėlį taškų, jeigu jums kažkas patiek. O jeigu nepatiek, galit pakomentuoti, kas nepatiek, kad žinočiau, kiek ko nedaryti. Tai dėko, ką veisėjau ir iki. Jau net nežinau, kelins šiandien diena, kur aš čia vis bandu. Žinau, kad jį nuskendis viens dakts. Žinau, kad jį nuskendis. Kas dar nepadeda iš visko visą prieklaupą. Pats tu krieplauka. Ai, nu žodžiu. Neblaug kliurkėlį pasidirbau. Atsiminton. Įtiep gal. Net nežinau, kelint čia šiandien dėjimą.